Ši paroda iš tikrųjų neeilinis įvykis mūsų istorijoje turbūt. Ir ne tik, kad tas skaičius svarbus, bet turbūt kaip šiandien liaudies menas mus veikia ir kaip jis integruojasi į mūsų kasdienybę, net sakyčiau, ir meninę išraišką, ir profesionalų darbus. Daugeliu požiūrių galima sakyti, kad ši paroda yra labai įdomi ir reikšminga. Daug ko galima pasidžiaugti. Pamatytos tradicijos tąsą. Man atrodo, kad parodos organizatoriai būtent norėjo šiek tiek naujoviškiau gal pateikti tos darbus, kad jie bylotų ne tik kiekvienas atskirai paimtas eksponatas, bet jų visuma rodytų mūsų tautodailės kelią. Ir čia aš manau, kad yra pasiekta įdomių rezultatų. Gal ne visiems priimtinas toks kelias, gal jis sukels ir diskusijų ir labai gerai. Mes matysime, kaip toliau reikėtų gal, reiškia, su savo lobiu, paveldėtų iš senovės elgtis ir kaip jo gyvastį pratęsti. Nes čia gal tas toksai būdas pateikti labai senųjų meistrų darbus kartu su šių dienų kūrėjais, reiškėjais, gal ir skirtingo šiek tiek meninio lygio kai kurie darbai yra pateikti, bet visuma labai iškalbi yra. Ir tuo reikia pasidžiaugti ir tikrai pagalvoti, kad gal tie ieškojimai, kurie šitoj parodoje yra, gal taps kažkada tai ir labai dideliais atradimais. Jie bus mūsų jaunimui labiau artimi ir prieinami. O kartu patiems meistrams, aš manau, buvo labai įdomu pamatyti jos mūsų istorijos tėkmėje tarsi jų darbai įprasmina mūsų laikmetį su žvilgsniu į to, kas buvo praeityje, kas buvo prieš šimtmetį. Na, o kadangi šimtmetį švenčia dainų šventė, tai duoda tokį visuminį vaizdą mūsų dvasinio peno, ką mes atsinešame senų laikų ir kuo mes šiandien bandom paremti mūsų kartais ir blėstančią lietuvybę, mūsų tautinę tapatybę. Tautinė tapatybė tikrai reikalauja valstybės rūpesčių. Kodėl? Nes tik tai iš giliai suvoktos tapatybės išauga tikrasis patriotiškumas, išaugo tėvynės meilė. Todėl šitie dalykai yra labai svarbus, kad kuo daugiau žmonių pamatytų juos ir pasidžiaugtų, kad mūsų Lietuva stipri yra tuo, kad ne tik tai turi tokią strateginę reikšmę Europos politikos kryžkelėse, bet kartu yra labai kūrybinga tauta, kuri gali daugelį nustebinti savo reikšmę ir tikrai tuo įsiterpimo į mūsų bendrąją Europos kultūrą. Mes parodoje matėm svečių atvažiavusių ne tik iš ES šalių, bet net ir iš Japonijos. Ir įdomu, ar jie išsiveš tą šiuolaikinės tautodailės įspūdį iš šitos kolekcijos, iš šitos ekspozicijos. Kaip jums atrodė? Ne tik turbūt iš šitos ekspozicijos esu pastebėjęs ir iš pokalbių su mūsų tautodailininkais žinau, kad užsienio turistai labai domisi mūsų tautodailę. Ir audiniais įsiveža kaip suvenyrą lino, ypač gaminių natūralių medžiagų, ir medžio drožiniais. Mielai įsigyja mūsų tose šventėse, mugėse, pasišneka su meistrais, pakalbina juos, sužino. Aš žinau, kad japonai kaip tokia labai įdomios kultūros tauta rytų
labai vertina tas savo prigimtinius dalykus. Ir netgi išleisdami savo meistrus į užsienius, jie valstybės lėšomis juos apdraudžia, kad kas nors neatsitiktų. Tai yra pavyzdys, kaip reikia branginti kūrėjus, kurie mums tiek daug savo širdies atiduoda įdėdami į darbus. Puošia mūsų buitį tie darbai, džiugina ne vieną jos matančius, ir iškalbingai primena mūsų tautos ištakas ir mūsų prigimtinę jauseną, mūsų gamtos grožį. Tai yra atspindys, kuris labai stipriai apie tai kalba. Ir man Lietuvos didysis turtas yra mūsų nuostabi gamta. Ir man rodos šitas formatas, 100-mečio dainų šventės ir tokios nacionaliniai epochinės parodos, jis labai įdomiai koreliuoja su Kaziuko muge, su visai kitų formatų tautodailės, irgi kur yra šiuolaikiškumas, irgi kur yra komercinis aspektas, kur meistrų dalyvavimas nacionalinė prasme. Ir tai skirtingo formato ir turbūt tautodailiai tai reikšmingai svarbu turėti ir parodinį pavyzdinį, ir tokį dalyvavimo buitinį Kaziuko mugės ar kitos mugės nacionalinės formatą, tiesa? Nebejotinai, bet žinoma, eilinis žiūrovas kartais dar menkiau pasidomėjęs tautodailę, nelabai mato tą skirtumą, kur tikrai yra aukšto meistriškumo, ypatingai ir technologijų panaudojimo, senovišką atgaminimo ir tokius darbelius, kurie tinka puikiai buityje, puikiai papuošia mūsų kaimo turizmo sodybas ir dar kas nors. Čia skirtumas kartais yra didžiulis. Ir būtent parodoj arba ir tokiose rimtesnėse mugėse tas skirtumas labai atsiskleidžia, nes su pačiais meistrais galima pasišnekėti apie kūrybos esmę, ką jie jaučia, kurdami ir norėdami išsakyti mums. Tai tuo atžvilgiu ir parodos, ir tokie šventiniai renginiai, kaip vykstantys šiomis dienomis, be galo reikšmingi. Jie vienyje tautą, jie mus sujungia kartu. Ir mes to pasijuntam, kaip tikrai esantis kartu ir prisidėję prie tos kūrybos vienaip ar kitaip. Ar savo jausmu, ar savo daina, ar savo buvimu čia ir dabar, ir savo supratimu apie mūsų Lietuvos ateitį.